Mano pensija yra 300 eurų. Kodėl? Kodėl mano pensija tokia maža? Kaip man dabar išgyventi? Aš tik nesenai gavau atlyginimą tokį didelį. Išėjau į pensiją, o dabar tik tai 300 eurų. Ką man daryti? O tai ką tu galvojai? Gausi daugiau? Iš ko? Iš ko tu gausi daugiau? Taigi antros pakopos nenorėjai tvarkytis laiku, nenorėjai perkelti geresnę bendrovę, nenorėjai savarankiškai savo atsidėti ir taupyti savo ateičiai, savo pensiją. Aš juk tau sakiau. Daryk išvadas. O ką dabar turi? Išėjai į pensiją. Ir kas toliau? Kaip išgyvensi? Va tai va ir tavo draugės lygiai taip pat vos išgyvens. Jeigu nenori taip gyventi, reikėjo galvoti biškutuką prieš tai, nes mes niekas nenorim pensijos, mes niekas nenorim jos sulaukti, bet visi ten atsidursim, vėliau ar anksčiau, visi.